Viskas prasideda čia, Raseinių Šaltinio progimnazijoje. Čia kiekvieną rytą renkasi maži ir dideli. Jie čia mokosi rašyti, skaityti, skaičiuoti bei užsiema įvairiais ritualais. Po ilgų 45 minučių praleistų mokantis ateina poilsio metas, kurį žymi skambutis. Visi savo laisvą laiką leidžia skirtingai. Kai kurie patinai leidžia laiką žaisdami stalo tenisą, kiti varžosi žiauresniais būdais. Tuo tarpu patelės užsiema tokiamis veiklomis kaip gražinimasis. Tačiau vieno jų reiškinio negali paaiškinti net mokslininkai. Kodėl visos moterys, pamačiusios kameras, pradeda maivytis? Po 2 pamokų į valgyklą pasistiprinti atkeliauja mažieji mokinukai. Jie neskuba, nes jie maistą pasidalina po lygiai. Praėjus 4 pamokoms, maisto valgykloje ateina medžioti ir 7 bei 8 rūšių mokiniai. Jie labai skuba, nes atbėgę pirmi gauna didesnį grobį. Štai čia galite pamatyti mokinį, kuris buvo greitesnis ir dabar tenkinasi savo dideliu grobiu. O šių mokinių grobis mažesnis, nes jie buvo lėtesni. Pabaigus doroti grobį, mokiniai grįžta į urvelius ir toliau mokinasi. Po ilgo pusdienio mokiniai, kaip ir gyvūnai, pagaliau baigia savo mokymosi ritualą ir iškeliauja į savo tikruosius namus.